Pačienį komanda demonstravo labai sklandų puolimą, aukštas pataikymo procentas, daug sėkmingų tolimų metimų. Kiek svarbu tą gerą flow jausmą persikelti į rytojus rungtynes? Labai svarbu, tai suteikia daug pasitikėjimo savim vis tiek. Ir jo, jeigu mes galim tai parodyti rytoj, tai galime tai tęsti ir kitą savaitę ir iki FIBA lango. Tai tikrai yra svarbu. Jonavos komanda yra iškovojusi vos vieną pergalę ir rikiuojasi lentelės apačioje, jūs tuo tarpu esate antre. Ar žinojomis, kad statistiškai vertinant turėtumėte užtikrinti laimėti rungtynes, keičia pasiruošimą pačiam mačui? Ne, nesakyčiau, kad keičia. Vis tiek turime ateiti į varžybas pasiruošę, negalima nuvertinti nei vieno priešo. Kaip matėte, Jonava ir kovoja su Neptūnu ir tikrai yra gerai treniruojama ir pasiruošti su komanda, tai tikrai negalima jų nuvertinti. Pastaruosiuose rungtynėse komanda labai gerai dalinosi kamuoliu, 21 rezultatyvus perdavimas. Kiek svarbu tokį pasitikėjimą vienas kitų išlaikyti prieš silpnesnius oponentus, kai kyla pagunda daugiau žaisti individualiai? Labai svarbu, aš sakyčiau, net ne tai, kad prieš silpnesnius oponentus, bet kiekvienose varžybose mes turime tikrai akcentuoti tą kamuolio judėjimą ir pasitikėjimą viens kitų, nes tai bus mūsų stiprybė viso sezono metu. Kiek rytoj bus svarbus ne tik rezultatas, bet ir žaidimo kokybė? Ar sieksite pademonstruoti brandų stabilų krepšinį ar bandysite kažką naujo išbandyti? Manau, kaip visą laiką kiekvienose varžybose bandysime tiesiog laimėti ir pasirodyti kuo geriau kaip įmanoma ir tam mes ruošiamės. Vėl žaidžiame Tinsbet arenoje. Ką turėtų padaryti fanai, kad energija, nepaisant to, kad mums neįprasta žaisti su Jonava šioje arenoje, kad vis tiek ta pati energija išliktų kaip Active Vilnius arenoje? Manau, tiesiog pasirodyti taip kaip ir viso sezono metu. Vis tiek jie visą laiką, kai ateina, atneša gerą energiją, tai tiesiog reikia toliau to siekti ir